Seną trobą, tiksliau pusę trobos. Kaplių kaimas, Aukštieji Kapliai, Kėdainių rajonas, čia yra Liepų gatvė 1. Kodėl pusė? Todėl, kad kita pusė kaba ant kažkokios skolininkės, kuri jau senai ne Lietuvoj ir antstoliuose paskendus, ar ne? Tai tokia va situacija, bet pusė nuosavybės yra, žemė valstybinė nesutvarkyta. Tai va, siūlykit variantus, einam parodysiu, kaip atrodo. Siūlykit, kiek pinigų pasiūlysit, gal susitarsim, atsikratysiu aš, ar mainai kokie domina, irgi mane. Va, šulinys yra, troba, tipo 2 galų tokia, 2 kaminai, čia šitos trobos. Toksai va šiukšlynas viduj. Sukite dešinėn. Navigacija. Pečiam sote, metalistai išvogė, vidus va, toks, šioks toks vidus. Čia dar kambariukas, va, kambariukas, su tokiais čia rūbais. Čia einam dar. Einam dar. Va, kambarėlis, pečius išgriautas. Va, koks tai kambariukas. Va. Tai va, tokia trobelė. Grindys palūžę, va, šitoj vietoje jau va, skylė. Rodau viską kaip yra. Ant aukšto, pažiūrėt, lipt. Va, ant aukšto kaip atrodo. Skiedrom buvo dengtas stogas. Ten va, kažkokios dar durelės yra. Nu, nesvarbu, ten neįsiu turbūt. Čia matyt, tai buvo atsitvėrę, 2 žmonės gyveno skirtingi, 2 savininkai. Tai va. Galima ten per teismus susitvarkyti, tą kitą pusę irgi išsipirkti, pirmumo teisė yra, kadangi bendras savininkų galite tapti. Aš visą tai darysiu pats, bet jeigu jūs norėsit nusipirkti iš manęs ir patys darytis ar gyventi, nu tai valio, darykitės. Nes čia su žeme tenais ilga dainelė, visa kita. Tai aš tai darysiu su savo partneriais, geodėja, arba tiesiog jūs pirkit ir tada aš kitus reikalus savo darysiu. Va, toks ūkinis ilgas, rastinis. To žemės biški daugiau yra, va čia va, kur tas valstybinė žemė dar truputį daugiau tęsiasi už to sklypo. Stačiakampio formos. Va ten važiuoja kelias pagrindinis į Šėtą, į Vilnių, ten važiuot pro Uteną galima nuvažiuoti. Ten vandens telkinys yra, toliau tokia didelė kaip užtvanka, parduotuvė Aibė yra. Aukštieji Kapliai, vienu žodžiu, kaim. Tai va, jeigu domina, tikrai nebrangiai atiduosiu. Sakykit, siūlykit, susitarsim ir viskas, ir užrašau. Tai va. Tai tiek būtų. Telefono numeris profilį, dalinkitės ir kam domina, skambinkit. Iki.